Gerai. Tai aš tada papasakosiu savo šio ryto sapną. Ir pabudau 5 valandą ryto ir galvoju, sakau pasąmonė, jeigu pavyks, neriam į projekciją, bet aišku, labai miego norėjau, tai užmigau. Bet va tokį sapną labai įdomu, labai ryškus sapnavau apie žirgą su laužytomis kojomis, kurį aš gelbėjau kartu su savo visa šeima žemiška, bet aš buvau tokia kaip iniciatorė. Lygtais nupirkau jį iš kažko, kad išgydyti. Prisimenu labai ryškiai tą momentą, kad jo galva buvo nuleista ant mano rankų, rudos spalvos žirgas, ir jeigu neklystu, jis buvo ir moteriškos lyties, nes aš jį kažkokiu keistu vardu pavadinau. Tokių netgi nelietuviškų, gal tokių kažkoks slaviškas skambesys buvo. Tai va, aš tikiu, kad man pasąmonė kažką norėjo parodyti su šiuo sapnu ir norėčiau panalizuoti. Aš žinau, kad čia tau, nežinau, rezonuoja, kad čia susijęs su tavo atmintim kažkaip. Kažkas iš vaikų, reinkarnacija, kažkas tokio. Aha, aš kad susijęs su manimi, tai visiškai taip. Šitas žirgas ne su kažkuo kitu, jutau, kad su manimi konkrečiai susiję. O ką reiškia su atmintim? Atmintis tai reinkarnacija, su tavo tam kažkas iš praeities tarsi. Ai, tai grįžkime tada, einame į tą reinkarnaciją, pasižiūrėti, kas ten nutiko. 3, 2, 1. Nes jis buvo visos 4 kojos, jo buvo sulūžusios, jis buvo suklupęs ir netgi buvo tokia scena tame sapne, kad jis kaip nuo kalno kažkaip kad čiuoštų taip į apačią, bet ant suklupusių kojų ir aš jį taip pagavau ir priglaudžiau prie savęs. Man rodo, kad jis iš tikrųjų sužeistas buvo. Tau labai artimas, labai svarbus žirgas, žinok. Labai yra tarp jūsų toksai ryšys, žinok, kad jūs vienas kitą iš akių nuskaitot. Jis atrodė visiškai toks manimi pasitikintis. Žinai, kad dabar būna irgi va tokių žmonių, kurie tas gyvūnų kalbas kaip moka, kontaktuoja, bendrauja su gyvūnais, nes tas žirgas visiškai tą galvą prie manęs nuleidęs, toksai kaip atsidavęs, man toksai kaip visiškai būtų pasitikėtų manimi. Bet toks jausmas buvo ir aš visiškai irgi taip pat jutausi. Labai labai stiprų ryšį, nors tuo metu atrodė, lyg aš jį gelbėčiau. Nes jis tau labai brangus, aš matau, kaip jis žiūri į tave, pakėlęs akis, bet jis tiki, kad viskas bus gerai. Kažkokia trauma įvyko tam žirgui, žinok. O pasižiūrėkime, kokia trauma tai įvyko, ar jis buvo papuolęs pas kitą šeimininką, ar jis tai buvo kažkaip pavogtas. Kažkaip, ne, man kažkaip rodo, kad kažkaip susižalojimas, žinok, tu kaip matei nuo kalnelio, tarsi jisai čiuožė į apačią, jis neišlaikė pusiausvyros. Žinok, man rodo, jį dabar tokį kaip tarsi laukai, ne kažkur laukai, kažkokia duobė tarsi. Įsistringa. Ar tai pelkė yra? Į pelkę? Grimsta? Labai panašu. Kaip ir tokia trauka kažkokia. Nutinka, taip gyvūnams. Aha, gerai, pasižiūrėk. Ar tai buvo mano žirgas ir jis įklimpo, aš jį traukiau? Jo, žinok,
Bet tau nepavyksta jo išgelbėti, žinok. Jį suvalgo tą pelkę, žinok. Susminga Jo, jis visi sminga, nes man rodo tavo bejėgiškumą, kad tu stengiasi ištraukti ir ta žirgas žiūri į akis ir matau tą žvilgsnį. Ta galva nuleista tokia kaip pasidavimas jau visiškas. Pasidavimas visiškas totalus, bet labai stiprią meilę jaučiu. Iš to žirgo tau ir tau tam žirgui. Kaip gaila, nepavyko išgelbėti, ar ne? Nepavyko, bet jo totemas, jo siela yra šalia tave, žinok. Aš jaučiu jo buvimą. Aš jaučiu, žinok, jo energiją šalia tavęs. Aš už tai taip myliu žirgas. Labai stipri trauka yra. Jie kaip raminančiai veikia, tie žirgai. O dabar pasąmonė, kodėl norėjo man jį parodyti, ar jo siela yra sužeista, kažkuom aš jam galiu padėti dabar, ar čia labiau kaip priminimas, kad aš jį prisiminčiau? Jis kažkaip, man toks jausmas, kad tu kažkaip labai tokia kaip nuoskauda kažkur pasąmonė giliai yra. Ne tai, ką nuoskauda, bet tas praradimas kažkur išsiregistravęs labai giliai pasąmoniai, dėl to tau pasąmonė. Traumuotas toks prisiminimas. Jo. Ir tau pasąmonė parodė, kad tu turi paleisti tą prisiminimą, nes tas žirgas, jo energija kažkaip šalia, žinok, nesirenkarnavo ta siela, ta. Kažkaip liko. Pasirinko būti šalia, liko, kad taip nusprendė? Kodėl nesirenkarnavo? Jau, žinok, yra kita vieta, žinok. Spastai kokie? Ne, čia jis pasirinko kitą vietą, ne žemėje. Ai. Jo siela dabar yra kaip energija, supranti? Neturi kūno. Ai. Aha. O kodėl jis taip pasirinko? Gal pasakiau jis ir tada pagalvojau, kažkaip man jautėsi, kad buvo jie moteriškos. Nes arklys, žinai, Aš ją pavadinau, dabar sakau, kad ją, nes man jautėsi kažkokiu moterišku vardu, bet nelietuvišku. Kažkoks. Čia buvo patirtis, nenorėjo daugiau kažkaip. Pas gyvūnus vėlgi tos sielos kažkokios truputėlį, nors atrodo viskas yra vienis ir kaip čia tau išsireiškus. Jų sielos kitokios galbūt taip, kažkokia su kitokiais kodais galbūt, kažkokia kita informacija visiškai. O dabar, ar aš tame sapne man pavyko susitvarkyti dabar tą traumą, jeigu man parodė, ar aš gal ir įvyko tas paleidimas, tos tragedijos, ar man reikia dabar per hipnozę tai padaryti? Kaip tu jauti? Aš, kažkaip jaučiuosi gerai. Jaučiuosi gerai, aš kažkaip jaučiu, kad ten ir įvyko, nes tas, kai aš laikiau, aš tuo metu, kai laikiau jo galvą ir jis buvo visiškai, taip sakau, atsidavęs, man toksai buvo, kad aš tau padėsiu, toksai, aš viską padarysiu, aš esu su tavimi, bet ne iš skausmo, o iš tos tokios, iš to pozityvumo gal galima pasakyti, taip, kad viskas gerai, aš jutau gerą energiją, tik tiek, kad kojos buvo sulaužytos. Jo, žinai, nes atrodo, kad
tuo momentu tu buvai iki galo, supranti, nepalikai, kaip žinai, kad visiškai, ta prasme, nepalikai jo, buvai iki paskutinios minutės kartu šalia. Nu, tai jau čia niekas nepaliktų savo, ar ne? Oi, ne. Augintinio kažkaip juk neatsistotum ir nenusisuktum, kad tau neskaudėtų, tu būtum iki paskutinio, kad ir kaip skaudėtų. Mhm. Tai ar aš paleidau tą traumą, ar tu gali vat pasižiūrėti? Apdoroji, taip, tas sapnas, štai, per sapnus mes daug iš tikrųjų susitvarkom. Nes man Daug toks dalykų. jausmas ir yra, tai gal dar tas protas va taip kišasi, kad, nu, pasižiūrėkim. Mhm. Bet va tas jausmas, kad tai tas momentas ir buvo. Mm. Nu, kaip fainai, kad va taip rodo pasąmonę. Mhm. Aš galvojau, gal tas žirgas yra koks mano pačios fragmentas su tom sudaužytom kojom. O čia reinkarnacija, bet ji irgi va taip labai stipriai susijusi su trauminė patirtimi, kurią reikėjo susitvarkyti. Mhm. Aš tam žirgui noriu dar daug meilės pasiųsti. Mhm. Dabar aš jau jį prisiminiau. Ir atsirado dar stipresnis ryšys dabar. Aš visiškai su juo susijungiu. Man tai žirgai iš visą laisvę. Jie kažkaip man laisvę reprezentuoja, tokį, žinai, ištvermę, jėgą, laisvę. Ypač tie laukiniai žirgai. O žinok, man jis toks ir buvo panašus į laukinį, bet jis nebuvo laukinis. Žinai, be balno, toks atrodo, kaip tu buvai leidusi jam tiesiog palakstyti, žinai. Nepažabotas, ar ne? Nepažabotas, va, jo, taip. Tai gal aš kokia indėnė buvau? Gal pati gyvenau taip? Ne, žinok, ne indėnė. Kaip tu sakai, slaviškas vardas, ne, kažkaip man tą pusę neša labiau. O tu girdi tą vardą, gali pabandyti išgirsti? Jis toks įdomus buvęs, aš niekad negaliu prisiminti. Ir iš R raidės girdžiu, žinok, toks skambus stiprus. Rein, kažkaip iš R. Gerai. Kiek išeina tiek. Gerai. Tai dėkoju pasąmoniai tada. Ir tada tas žirgas, jeigu nori likti su manim, tai tegu lieka. Aš labai apsidžiaugčiau. Gerai. Tai tada atsijungiam nuo šitos informacijos, ar ne? Gerai. Ačiū.